Garbė Jėzui Kristui. 34 diena. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į tave, Marija. Nuolanki aukščiausia tarnaitė, kuri pažinai jaunos širdyje sumišimą amžino Dievo pasiūlymo akivaizdoje, su pasitikėjimu te žvelgia į tave 3 tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti tavo Sūnaus kvietimą savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo karalystei save išpildome pagal dieviškai planą. Mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai. Taigi apaštalas Paulius laiške Romiečiams. Vadinasi, tai, kas jungia mus visus, yra labai svarbu. Ir kas tai yra? Tai yra pirmiausia krikštas, sutvirtinimas ir Eucharistija. Per šios sakramentus mes tampame Kristaus kūno nariais ir gauname išganimą, kurį Kristus patikėjo būtent savo bažnyčiai. Krikštu gimstame į Kristaus kūną, sutvirtinime esame sustiprinami ir pilnutinai jau ir savo apsisprendimu sustiprinami buvimui kartu su juo. Eucharistija mus maitina. Katekizme krikštas apibūdinamas kaip viso krikščioniško gyvenimo pagrindas ir vartai į gyvenimą dvasioje. Galite paskaityti Katalikų bažnyčios katekizmo 1213 numerį. Krikštas padaro mus Kristaus kūno dalimi, nes šio sakramentu esame pakrikštyti į Kristų Jėzų, kaip sako apaštalas Paulius laiške Romiečiams. Dalyvaujame jo mirtyje ir kartu su juo prisikeliame naujam gyvenimui. Jei kiekvienas pakrikštytasis yra pakrikštytas į Kristų, tai krikštas mus taip pat sujungia ir vienus su kitais, kaip vieno kūno nariais. Krikštas mus įjungia į bažnyčią. Naujas gyvenimas, kurį gauname per krikštą, sustiprėja per sutvirtinimą, kai jau sąmoningai apsisprendžiame būti su Dievu ir jį pasirenkame savo gyvenimo Dievu ir viešpačiu savaime aišku. Jis taip pat sustiprina Šventosios Dvasios dovanomis mus. Galima sakyti, atveria jų gausybę, nes mes esame jau pilnai apsisprendę jį priimti ir taip pat priėmus, mes esame glaudžiau sujungiami su pačia bažnyčia, su jo kūnu. Tačiau ne tik krikštas ar sutvirtinimas, bet visi sakramentai yra nukreipti į Eucharistiją, kuri yra mūsų gyvenimo šaltinis ir viršūnė. Apie tai galima paskaityti pirmajame laiške Korintiečiams. Ar laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas. Mes juk visi dalėjomės vieną duoną. Palaiminimo taurę galime aiškinti kaip taurę, kuri gauna ir suteikia palaiminimus. Tačiau tiesioginė nuoroda yra į 3 apeiginę Velykų valgio duoną, išpilstamą jau po Velyko vynėlio valgymo, kurią šeimos tėvas prieš gerdamas ištardavo padėkos žodžius. Palaimintas tu viešpatie mūsų Dieve, visatos karaliau, kuris sutvėrė vynmedžio vaisius. Tačiau sakydamas palaiminimo taurė, kurią laiminame, Paulius ją tarsi priešpriešina tiek Paschos tauriai, tiek bet kokio kito gėrimo tauriai, kuris buvo geriamas, pavyzdžiui, per pagoniškus papročius ar prie pagoniškų valgių. Neabejotinai turime omenyje ir Eucharistinę taurę. Viešpaties taurė. Žiūrėkite iš 21 eilutės. Didachė. Vėlyvasis 1 amžiaus krikščionių dokumentas mums pateikė tokios maldos lydinčios komuniją pavyzdžių. Čia Pauliaus pavartotas veiksmažodis eulogėjo taip pat pavartojamas ir 1 Samuelio knygoje, Septuagintos variante, kalbant apie kunigišką veiksmą, aukos pašventinimą tautos vardu. Jis nurodo aukos pobūdį
palaiminimo, taigi ir Eucharistijos kaip aukos atžvilgiu. Taurė paminėta pirmiau už duoną arba todėl, kad Paulius nori parodyti krikščionišką kontrastą su pagoniškomis aukomis, kurios prasidėdavo atnašavimu, arba labiau tikėtina todėl, kad jis nori toliau plėtoti savo mintį apie duoną. Didache taip pat pirmiausia pateikia padėkos maldą būtent virš taurės. Graikiškasis terminas koinonija pasižymi turtingumu, kurį sunku išreikšti vienu žodžiu. Kartais jis verčiamas kaip dalyvavimas, kartais kaip dalymasis, o kartais kaip bendrystė. Žodis koinonija, priklausomai nuo graikų kalbos struktūros, gali reikšti vienybę su asmeniu. Kaip Paulius šiame laiške jau kalbėjo apie koinoniją su Dievo sūnumi. Arba taip pat gali reikšti bendrą dalymąsi kuo nors, pavyzdžiui, tikėjimu, kentėjimais ar tarnystės darbu. Abi prasmės susilieja šventosios dvasios koinonija. Šis terminas taip pat gali išreikšti ir dalymąsi sukurtą bendruomenę. Eucharistijos koinonija yra: pirmas, bendras dalymasis arba dalyvavimas Kristaus kūne ir kraujyje; antras, intimus susivienijimas su Kristaus asmeniu; ir galiausiai trečias, bendruomenė, kurią sukuria Eucharistija, kaip bus patikslinama vėliau 17 eilutėje. Ar Eucharistija yra paprastas valgis? Ar ji taip pat yra aukos valgis? Atskiras taurės ir duonos, kurių viena reiškia kraują, o kita kūną, konsekravimas, neabejotinai nurodo ir į aukojimą. Nes gyvūno kraujo atskirimas nuo kūno buvo būtina aukojimo dalis. Be to, Eucharistijos palyginimas su pagoniškomis aukomis leidžia manyti, kad Paulius sako: mes turime savo auką. Tai paaiškėja toliau, kadangi duonos kepalas yra vienas. Tai ir mes, nors ir daugelis, esame vienas kūnas, nes visi dalyvaujame viename kepale, vienoje duonoje. Kaip tai reikia suprasti? Graikiškas žodis išverstas kaip duona gali būti verčiamas kaip kepalas. Be abejo, ankstyvoji krikščionių bendruomenė Kristaus geste, dalijant vieną duonos kepalą, kuris dabar liturgiškai kartojamas, rodo savo naujos vienybės simbolį. Tačiau Paulius neabejotinai turi omenyje ir vienybę, kuri peržengia vietinės bendruomenės ribas. Mes, nors ir daugelis, apimam visus krikščionius, kurie dalyvauja Eucharistijoje. Kaip turime suprasti bažnyčios vienybę, kurią sukuria viena duona? Ar ji yra tik simbolinė? Paulius šios vienybės tikrovė yra tokia pat tikra kaip ir Kristaus kūnas, nes būtent tai yra Eucharistija. Kadangi duonos kepalas arba kadangi duona yra viena, tai ir mes esame vienas kūnas. Eucharistija veikia tai, ką ji reiškia. Jau matėme, kaip realistiškai Paulius įsivaizduoja krikščionių vienybę su prisikėlusiu Kristumi. Mūsų sąjunga su juo įvyksta per krikštą, nes esame pakrikštyti į vieną kūną, prisikėlusio viešpaties kūną. Tai, ką krikštas atlieka iš esmės ir momentiškai, Eucharistija atlieka palaipsniui ir tęstinai. Mes tampame tuo, ką vartojame, Kristaus kūnu. Jono Damaskiečio žodžiais tariant, tampame vienu kūnu su Kristumi. Pagalvokite apie šį susivienimą Eucharistijoje, kuris neretai atliekamas automatiškai. Taigi, o ką jums reiškia komunijos priėmimas? Kiek jums tai padeda labiau vienyti su Kristumi ir labiau vienyti su bažnyčia? Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.